Sveiki. Pasižiūrime, ar sugrįš jūsų mylimasis. Jeigu jūs, pavyzdžiui, susipykote, išsiskyrėte, žodžiu, nutraukėte santykius ir dabar jums įdomu, ar dar jisai sugrįš, ar jau čia viskas. Čia jau yra laimėjimas, jūsų laimėjimas kažkur. Tai reiškia, kad bet kokiu atveju pozityvus bus. O, čia žinot, kas gali būti. Jūsų vyras, buvęs vyras arba vedęs vyras, prie pinigėlių arba žemės ženklo žmogus. Jo, jums liūdna. Jūs sulaukėt turbūt. Tai kada jis čia buvo išėjimas? Tai kad jisai sugrįš? O jūs galite būti ugnies ženklas. Bet nebūtinai. Arba tokia valdinga moteris, siekianti savo tikslų, pirmą daro, kaip sakoma, po to galvoja, į priekį, tik ir į priekį. Labai stipri moteris. Jo, čia susidaužytas širdys, dabar jau šalta tokia. Jo, čia bus greitos permainos, greitos žinios ir žinokit, kažkokia pagalba su pinigėliais jų bus. Jo, čia pagal, kaip pasakyti, teisingumą aukščiausių jėgų. Tai jis sugrįš? Su kuo sugrįš? Jo, jis sugrįš į šeimą. Su kuo sugrįš? Su kokiais tikslais, kėslais? Čia dar reikės biškutį palaukti. Sugrįž, bet su meilė, žiūrėkit. Žodžiu, bet čia gali būti vedęs vyras. Gali būti, kad jūs slaptoje moteris. Jūs esate. Jisai sugrįž po kurio laiko. Jūs laukiate, matau. Bet jisai bus įsiskyręs tada, jeigu čia, tarkim, jūsų sąjunga tokia labai, jūs jaučiat vienas kitą. Meilė yra. Jėzu, kiek pas jūs čia vyrų. Aš konkrečiai klausiu, sugrįš jisai? Noriu pažiūrėti, kada. Taip, sugrįš iš kelionės šeimai. Jam dabar reikia ten kažkokius sutvarkyti. Procesas toksai vyksta pas jį, gal netgi skyrybos ar kažkas, ir jisai sugrįž, bet po kurio laiko. Verta jums jį priimti. Tai bus šansas, nauja pradžia. Jis įsiskirs su žmona, jeigu jis vedęs. Taip. Ir jis įspildys jūsų svajonę. Aš čia tik tiesiog patikslinau. Jeigu pas kažką vedęs vyras, jisai grįž, bet daug vėliau. Ne taip greit, kaip jūs norėtumėte. Bet jau jisai grįž laisvas, rodo kortos. Jam ten daug reikalų, reikia daug dar bus pergyvenimų ir jūsų, bet rezultate bus didelis šansas, pati geriausia korta iškrito. Ir išsipildys jūsų svajonė. Gali būti jisai iš toli šitas vyras. Ir vėl korta iškrito, kad reikia palaukti. Negreit čia bus. Mai. Tai pavasarį jūsų turbūt kitą žiemą, žiūrėkit, žiemą. Žiemą jūs jau konkrečiai būsit kartu. Iki žiemos dar reikia palaukti, kol jisai matyti, gal jis įskirs, ar čia kažkas susitvarkys, ar finansus. Kažkokia priklausomybė yra pas jį, kurią jam reikia įspręsti. Ir rodo dar ketvirtą kortą. Po kelių mėnesių. Tai galbūt po kelių mėnesių ten dar jisai su jumis susisieks, bet kad grinai jūs būtumėt kartu, tai čia žiemą ir jau pavasarį, jau galima sakyti, kursit šeimą. Jau kartu netgi galbūt gyvensit ir šeima bus, laimė bus, kaip pasakyti, iš meilės. Ne iš skaičiavimų, bet bus iš meilės šeima. Laimė bus. Viskas susitvarkys puikiai. Pakentėkit biškutį.